labai dažnai sporto salėje šitame pratime matau keletą esminių klaidų, kurias pataisius būtų didesnis efektyvumas. Kalba yra apie hantelio trauką link klubo. Labai dažna klaida pasiėmus hantelį yra nepilna amplitudė ir netinkamas kampas. Vėlgi, mes šnekame apie raumens pradirbimą ir maža amplitudė jums sumažina efektyvumą. Tai šiuo atveju jūsų ranka pilnai turėtų išsitempti, jūsų nugaros potusis pilnai turėtų išsitempti, o ne kad nueina šiek tiek iki apačios ir pilnai nesusitraukia. Tai šiuo atveju, ką mes turime padaryti, mes turime leisti pilną ištempimą ir pilną sutraukimą. Dažnu atveju jums tiesiog trukdo žemė, darant ant suoliuko tokiu būdu. Šiuo asmeniškai man tai trukdo. Nes pavyzdžiui, čia iš karto yra sustojimas ir mano raumuo pilnai nėra ištempiamas. Tai tokiu atveju vėlgi reikėtų ką pasidaryti. Pasikelt šiek tiek suoliuką, sudaryti didesnį kampą. Atsiradus didesniam kampui atsiranda didesnė distancija. Tai šioje pozicijoje pilnas ištempimas, traukimas. Pilnas ištempimas, traukimas. Antras momentas, būtent traukimas link savo klubo, ne link krūtinės, nes, sakykim, traukiant ant pilnos amplitudės, jūsų alkūnė iš karto išeina iš šono. Jūsų alkūnė turi visą laiką eiti šalia jūsų, tai tokiu būdu alkūnė traukiama ir jūsų nugaros raumuo susitraukinėja, spaudžiamas į apačią. Tai pasirinkam tinkamą svorį, grįžtu ant pilno ištempimo. Grįžtu ant pilno ištempimo. Tai jeigu jūs pasitvarkytumėte šitos du dalykus, jūsų pratimas taptų žymiai efektyvesnis.